Kartais mes galvojame, kad tikėjimas yra tai, ką turime pasiekti. Daugiau suprast, daugiau jaust, vis daugiau ir daugiau. Bet tikras tikėjimas gimsta ne vien iš mūsų pastangų, jis gimsta iš susitikimo su Dievu. Iš to momento, kai leidžiame Dievui būti arti ir mūsų vest. Dievas nėra toli, supraskime tai, jis nėra idėja. Tai nėra teorija, kurią reikia išmokti arba iškalt atmintinai. Dievas yra gyvasis, kuris tyliai beldžiasi į tavo širdį. Beldžiasi ne per prievartą, ne per triukšmą, bet per švelnų kvietimą. Ir visa esmė slypi ne tame, kiek tu žinai apie Dievą, bet ar leidi jam veikti tavo gyvenime. Galbūt tavo gyvenimas yra pilnas triukšmo, skubėjimo, minčių, kurios užpildo ir užvaldo tavo vidų. Užpildo taip, kad net nebelieka vietos tam, kas svarbiausia. Ir žinoma, tada atrodo, kad Dievas tyli. Bet iš tiesų, tai tiesiog tu nebesugebi jo girdėti per tą visą triukšmą. Tavo tikėjimas gali prasidėti nuo paprasto, bet labai drąsaus žingsnio. Tu gali sustot, įsiklausyt ir atvert širdį. Nebijok tylos. Leisk savo būti Dievo akivaizdoje tokiam, koks esi. Be kaukių ir be įrodinėjimų, be pasiteisinimų. Būtent ten, toje tyloje, pradeda vykti maži stebuklai. Širdis pamažu nurimsta. Mintis prašviesėja. Ateina vidinė ramybė ir susitikimas su Dievu. Ne viskas iš karto, žinok. Ne visada stipriai, bet tikrai. Tai yra tikra. Tikėjimas, žinok, tai nėra kontrolė. Atsimink šitą dalyką. Tai yra pasitikėjimo kelias. Kelias, kuriame ne tu vedi, o leidėsi būti vedamas. Palaimintos tau dienos ir gero apmąstymo.